nelogiškos programos arba baimės mūsų galvoje. Dirbame gal prieš mėnesį su viena mergina dėl pinigų baimės, praradimo pinigų baimės, dėl pinigų stokos, dėl to jinai save ribojo visose srityse susijusius su pinigais. Neleisdavo net savo nei imti tos pinigus, nes jautėsi kažkokia kalta arba skolinga, nei leisti tų pinigų, nes bijo, kad kažkas atsitiks, jeigu aš tus pinigus išleisiu, jų nebeliks ir taip toliau. Tai žodžiu, padirbame su tais tom piniginiam programom, piniginiam baimėm, kurios aišku yra nuo mūsų vaikystės, galbūt mūsų tėvų gyvenime, mūsų gyvenime, gal kokio nepritekliaus ar dar kažko, bet visa tai yra aišku iš vaikystės dažniausiai. Tai va, praėjo gal pusantro mėnesio, prieš tai jinai man parašė visą gerą, gražų atsiliepimą apie tos pačius pinigus, kad nusipirko iš karto seanso praėjus gal savaitę automobilį, apie kurį senai svajojo, bet niekaip negalėjo sau leisti. Ir dabar praėjus gal mėnesio ar pusantro parašė naują man atsiliepimą, kad kaip jinai smagiai dabar jaučiasi santykėje su pinigais. Dėl to, kad mes atradome tam tikras baimės, programas ir jas pašalinome. Jos atsiliepimas.